Žeko Kristoforo odontologijos kliniką. Užeikime. Diena. Labą dieną. Esu Greta. Rengiu video reportažus sveikos gyvensenos projekte žurnalistinis tyrimas. Kaip sveikai gyventi? Norėčiau jūs, burnos higienos specialistę Mildą, pakalbinti. Kiek kartų per dieną mokiniams reikėtų valytis dantis? Mokiniams ir suaugusiems ir visiems reikėtų valytis dantukus 2 kartus dienoje. Ryte pavalgius išsivalyti dantukus ir vakare prieš einant miegoti irgi taip pat išsivalyti dantukus. Tai yra 2 kartus dienoje. O kokią pastą jūs siūlytumėt valytis dantis? Dantų pastos skirstomos yra pagal amžiaus grupės. Tai mokiniams siūlyčiau naudoti dantų pastas, kuriuose yra fluoro preparatų, kurie būtent dantukus apsaugo nuo ėduonies. Tai yra, kai susidaro dantų skylutės. O koks geriausias dantų šepetėlis nuvalo dantų apnašas? Dabar stomatologai rekomenduoja dantų šepetėlį, kuris yra soft minkštumo. Minkštas dantų šepetėlis. Šepetėlio galvutė neturėtų būti per didelė, nes tada lengviau prieiti prie kiekvieno dantuko. Svarbiausia, ne kokį dantų šepetuką pasirinkti, bet kokiais teisingais judesiais atlikti dantų valymą. Taip, tai štai mūsų nuostabusis dantų muliažas ir mes parodysime, kaip teisingai valytis reikia dantukus. Taip, dantukus valome truputį išsižiojus, nesukandus dantukus, bet truputėlį reikia išsižioti. Tada dantų šepetėlį dedam truputėlį įstrižai į dantenas, kad šereliai eitų į dantenas. Ir tada ratukais valom dantukus tokiais judesiais. Vienam dantukui nuo 6 iki 10 apsisukimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir tada keliaujam aplink visą žandikaulį, aplink visus dantukus. Tada pakeičiam šoniuką ir vėl keliaujam. Išvaliam išorę dantukų, tada būtina išvalyti kramtomąjį paviršių. Čia jau galima valyti horizontaliais judesiukais. Tada būtina nepamiršti, kad pasiekti galinį dantuką. Tai tada tiesiog pakeliam rankenėlę dantų šepetuko į viršų ir vėl pavalom galinę sienelę dantuko. Kai išvalėm čia, keliaujam į vidinę dantų pusę. Ir čia stengiamės, kad dantų šepetuko rankenėlė eitų truputėlį įstrižai į viršų. Ne taip, bet truputėlį įstrižai. Ir tada eina judesiukai į viršų, į apačią. Ir vėl keliaujam aplink visus dantukus, apatiniame žandikaulyje. Tada vėl kramtomasis paviršius ir galinę sienelę dantuko išvalom. Ir tik tada keliaujame link viršutinių dantukų. Tai yra, iš pradžių, jeigu pradedam valyti apatinį žandikaulį, tai pradedam ir jį visą užbaigiam. Čia, iš vidaus dantukus. Ir tik tada keliaujam į viršų. Viršui labai panašus judesiai. Irgi pradedam dantukus nuo išorės, išorinio paviršiaus ir valom ratukai sukamaisiais judesiais. Ir keliaujam aplink visus dantukus. Čia vėl pakeičiam į šoniuką šepetuką ir vėl keliaujam čia. Tada vėl kramtomąjį paviršių pavalom horizontaliais judesiais, galinio dantuko sienelę ir vėl einam į vidinę dantukų pusę. Ir į viršų į apačią sukamaisiais judesėliais galima išvalyti vidinę pusę dantukų. Vėl šitas paviršius ir iš galo. Čia turime tarpdančių siūlą. Tai dabar pasimokinsime, kaip teisingai su juo išsivalyti tarpdančius. Tai pasiimam maždaug tokio ilgio siūlą. Ar matosi? Taip. Tada
paimam, pridedam prie vidurinio piršto, prilaikom su nykščiu ir užvyniojam kelis kartus, kad siūlas užsifiksuotų ir laikytųsi ant pirštuko. Tada ant kitos rankos to paties piršto irgi užvyniojam siūlą. Va, siūlas laikosi, kiti pirštai laisvi. Taip, ilgesnio siūlo reikia, kad pasiektume valyti galinius dantukus, o priekyje reikia trumpesnį. Tai užsivyniojam ant vieno piršto ir taip susitrumpinam siūlą. Tai va, dabar ir toliau siūlas būtinai turi būti įtemptas, tada su šitais dviem pirštukais imam tokią atkarpėlę siūliuko. Jeigu siūlas bus per ilgas, mums bus nepatogu labai. Tai tada užvyniojam vieną kartą, kad dar būtų patogiau suimti siūlą. Dabar keliaujame ir rodom, kaip valom tarpdančius. Kaip minėjau, siūlas turi būti įtemptas, su šitais dviem pirštukais imam tokią atkarpėlę siūliuko. Tada dedam, vienas pirštas eina į burnos vidų, kitas išoriai, siūlas būtinai įtemptas ir pirmin atgal gražiai nueinam iki dantenos. Kai nuėjom iki dantenos, tada siūliuką atlaisvinam ir stumiam su abiem pirštukais į vieną pusę, apgaubiam dantuką. Ir tada dar keliaujam po danteną. Nes dantena nesitvirtina iškart prie dantuko, o čia yra dantenų vagelė, kurioje lieka daug maisto likučių ir apnašiukų. Va taip nuvalom danties šoniuką. Tada į viršų ir vėl prie kito dantuko. Ir vėl einam žemyn ir vėl pakilnojam, va išvalom tą tarpdantėlį. Ir taip valom kiekvieną tarpdantėlį. Apgaubiam po danteną ir nuvalom danties šoną. Ne taip ir ne taip, bet būtent, kad reikia apgaubti ir tada žemyn ir pakilnojam į viršų į apačią. Va taip valomi dantų tarpdančiai.